Labadiena, mėly futbolo aistruoliai, sveikinuosi su jumis iš Vilniaus Lietuvos sporto centro stadiono, kur komanda su 9 taškais ir dabar prasideda. Meden dešiniajame krašte pasižymi labai geromis greičio savybėmis. Kairė Lazdauskaitė. Lietuvos rinktinės žaidėja, Lietuvos rinktinės narė, pagrindinė Lietuvos moterų rinktinės vartininkė. Lazdauskaitė, jos smūgis, apkovoti dėl kamulio. Žalgirio treneris atėjo prie garų bangos baudos aikštelės. Dvi futbolininkės yra likusios atakas. 3-2, pasirenkama smūgiuoti iš karto iš dešinės, iš ne visai patogaus kampo, nors buvo ten rimtų bangos svarti. O čia pavojinga ataka, viena pati. Geras vėl perdavimas. Rungtynių vos vieną įvartį buvo pelniusios kontrataka. Suvaldo kamuolį svečių komanda ir perdavimas. Du bangai, vienas taškas prieš labai stiprios varžovės. Lola, trūksta žaidėja. Meden perdavimas į dešinę Lazdauskaitei. Meden pabėgo pro varžovę, tolimas smūgis ir krenta pirmasis rungtynių įvartis. Aleksandrija Meden pelno jį iš toli, gražus smūgis. Anda Karolina Surukova negalėjo pranašumo žalgirietės. Dabar pasirenka smūgiuoti iš baudos. Atrodo, kad kamuolys paliks aikštę, bet provokuoja žalgirietės pražangą ir Meden perdavimas į baudos aikštelę. Lazdauskaitė prabėga, palieka kamuolį. Meden šis smūgiuoja, tiksliai yra įjuntamas spaudimas ir dabar iškrapšto kamuolį iš po kojų žalgirietei. Gargždų banga, viena žaidėja prieš vartininkę. Meden, viena pati prieš vartus, smūgis ir Lazdauskaitė kamuolį pasiekė. Kamuolį, daug erdvės. Dabar atliekamas perdavimas į baudos aikštelę, bet gali būti lemiamas šiandien. Pamatysime, pasitvirtins, pasiteisins. Šiose rungtynėse gali būti jau tikrai per didelis skirtumas panaikinti ir čia nesuspėja, nes Karolina Surukova ir pelnomas antrasis rungtynių įvartis. Akis kamuoliu. O perdavimas į Vanciūtį. Į baudos aikštelį davimo metu įbėginės, dabar taip ir vyksta. Ir vėl kontrataka, po perimto kamuolio, Teravaki perdavimas į Vanciūtį, šis su kamuoliu baudos aikštelė. Virkšaitė įžaidžia kamuolį. Ir dabar yra smūgiuojamas kamuolys link Teravaki. Į Vanciūtį. Jis priima kamuolį baudos aikštelėje. Vanciūtė, baudos aikštelėje, perdavimas, šiek tiek per stiprus. O čia vėluoja Karolina Surukova išmušti kamuolį ir žalgiris namuose rungtyniaus prieš Vilniaus rajono Transinvest, pirmaujančią komandą. O čia krenta dar vienas rungtynių įvartis, kas laimės šias rungtynes, kas pelnys. Smūgį tarp Kauno rajono Kegelman merginų. Kova dėl 4-5 vietos, galima sakyti, nes būtent tas vietas dabar egzistuojantis taškų skirtumas bent jau nepadidės. Šeimininkės MFA Žalgiris MRU komanda laimėjo rungtynes rezultatu 3-0, dublį pelnė Aleksandrija Meden.